Labas vakaras, mylimieji, vėl mūsų laida Jūsų namuose, Evangelija be cenzūros studija, Ramūnas Rolandas ir aš Arvydas. Ir, kaip matote, mūsų svečiai pasiliko, niekur neišleidom, nes paskutinė laida su savo tokia karšta žinia ir karinė terminologija paliko Tadą Klaipėdoje, mes jį pasisavinom tam laikui ir norime atnešti toliau tą žinią, kurią dalinsis mūsų svečias, kaipgi mes galime turėti tokius rezultatus arba tokią ramybę ir pasitikėjimą Kristuje, kuri motyvuoja žmogų daryti tos darbus, kuriuos mūsų svečias ir buvo pasidalinęs. Jo, tikrai, iš tikrųjų įdomu, Tadai, kas įkvėpia iš tiesų, kaip atpažinti tą įkvėpimą, kad tai nebūtų, žinai, iš savęs darimas, tai, kad tu pasakai pirmam tam susitikime mūsų. Ir labai akcentuotina vis dėlto Klaipėdoje Dovydo palapinė. Kas įvyko, kokie pergyvenimai, kokie tavo pamąstymai, kokios įžvalgos galbūt yra ir galbūt kokie suvokimai atėjo būtent šito šlovinimo metu. Lygiai taip pat tu praleidi daug laiko pakankamai Klaipėdoje kaip miestas, kaip uostas, tai būtų labai įdomu iš tavęs išgirsti, aš manau, ne tik mums su Arvydu, bet ir žiūrovams, kurie tiesiog dabar žiūri ir žiūrės ateityje šitą laidą. Sveiki, tikrai malonu, kad galiu būti vėl jūsų televizijos studijoje, televizijos pranašiškai, televizijos. Tebūnie šitie žodžiai. Taip, tegu ir vyksta. Tai kalbant apie tai, kas uždega, be abejonės uždega Viešpats, jo šventoji dvasia. Ir aš ir praeitoj laidoj šiek tiek dalinausi apie tą matymą, kodėl šlovinimas yra vienas iš Viešpaties įrankių atnešti vienybę. Ir galbūt jūs matėte tą filmą, tokį seną dokumentinį filmą Perkeisti miestai, kur rodo apie prabudimus skirtingose pasaulio vietose, važinėja žurnalistas ir ten Ugandoje prabudimas. Ir buvo vienas prabudimas Kolumbijoje, kur pastorius meldėsi už tą miestą, kuriame buvo labai stiprus, didelės nusikalstamos grupuotės ir tiesiog ten mafija kontroliavo visą miestą ir jie pradėjo organizuoti tokius bendrus šlovinimus ir maldas. Ir po to jį nušovė tą pastorių ir tada dar labiau tas visas pradėjo judėti. Miesto meras davė netgi jiems futbolo stadioną, kuriame susirinkdavo tikintieji ir šlovindavo Viešpatį. Ir tiesiog ten labai greitam laikotarpyje visos nusikalstamos grupuotės buvo supakuotos ir miestas jisai buvo apvalytas nuo tos dvasinės ir fizinės nešvaros. Tai va, ir tas dalykas tikrai buvo labai stiprus ir geras pavyzdys, bei daugelis kitų pavyzdžių, kuriuos gali matyti tiek krašte, pavyzdžiui, ką ir tu, Rolandai, pasidalinai iš Apaštalų darbų 16 skyriaus, kai Paulius ir Silas buvo kalėjime ir kai jiems meldžiantis ir šlovinant sudrebėjo žemė, nukrito pančiai. Ir tų pavyzdžių rašte tikrai yra ne vienas. Ir lygiai taip pat šiandieninėje toj tikroj krikščionybėje mes matome tam tikrus aspektus, tam tikrus pasireiškimus, kas vyksta šlovinimo metu. Netgi yra... Pasirodo, net mokymų nereikia, užtenka šlovinimo. Aš manau, kad mokymasis yra reikalingas, nes Apaštalų darbų 2 skyriui 42 eilutė yra parašyta, kad jie ištikimai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, maldų ir duonos laužimo, tai yra kaip 4 tokie stulpai, bet malda ir šlovinimas yra, kaip sakoma, 2 viename. Ir malda jinai yra kai tu giedi ir tai yra tavo maldo žodžiai, tas yra dalykas labai stiprus. Bet 22 psalmėje 3 eilutė yra tokia labai stipri vieta, sako, tu esi šventas, kuris gyveni Izraelio giriuje. Viešpats gyvena savo tautos giriuje, garbinimo giesmėse. Mes garbiname Dievą ir jo sostas nusileidžia ant tų giesmių. Ten, kur jo sostas,
ten šėtonas jau yra išmestas, jo nėra tenais. Ir vat kaip gera yra išgyventi tą dangaus atmosferą, kai ateini, tarkime, į tokią vietą, kuri yra pramelsta, kurioje šlovinimas vyksta non-stop. Vat visai neseniai buvome Izraelyje, gegužės mėnesį, ir tiesiog parekomendavau mūsų grupės žmonėms, kuomet jie turėjo laisvo laiko, nueiti į Jeruzalės maldos bokštą. Ten Jafo gatvėje yra Tautų maldos toks. Ne, ten yra kita vieta, ten yra būtent Jerusalem Prayer Tower, Jeruzalės maldos bokštas. Tų vietų ten yra daug ir žmonės nuėję tenais, sako, tik įeini ir iš karto tu jauti Dievo buvimą. Iš karto va, toksai liudijimas ir tada jau tau nereikia prasiveršti dar kažką, tu tiesiog tenais mėgaujasi ir plauki. Tadai, ar Lietuvoje yra tokia vieta? Kol kas ne, bet melskimės ir tikėkime, kad bus. O gal mes nežinom kažko? Aš manau, kad žinotumėm. Todėl, kad iš principo, supraskite tokį dalyką, kad tokią vietą užkurti, tai reikia, kad būtų, nėra būtina, kaip kartais žmonės galvoja, kad būtinai turi būti šlovinimo komanda, ar ten kažkas labai tobulai grojantis. Ne, turi būti deganti širdis ir užtenka vieno žmogaus, kuris gali 2 valandas garbinti ir melstis. Pavyzdžiui, aš kai Jeruzalėje buvau 3 mėnesius, po to atvažiavau vasarą 3 savaitėm. Ir aš sakau, Dieve, aš darysiu tai, būsiu ten, kur tau labiausiai manęs reikia. Ir aš atvažiavau su tokia intencija patarnauti jaunimo stovykloje, į kurią jie surenka arabus ir žydus vaikus, mesijinius žydus ir krikščionis arabus į vieną. Ir tai yra iš principo tarp žydų ir arabų yra konfliktas, bet to konflikto nėra Kristuje. Kristuje to konflikto nėra. Ir va šiemet jie darė stovyklą, aš nežinau, keli šimtai tų jaunuolių suvažiuoja, gal dar kažkiek būna tenais kitų tautų paauglių, kurių tėvai atvažiavę galbūt kaip misionieriai ar dirbantis tenais, bet ta didžioji dauguma tai yra mesijinių žydų vaikai ir arabų vaikai. Ir kaip yra nuostabu matyti, kai jie šlovina kartu. Šlovina hebrajiškai, šlovina arabiškai, šlovina angliškai, tas pačias giesmes. Ir aš sakau, Dieve, aš patarnausiu ten, kur manęs reikia. Ir jie sako, žinai, pas mus didžiausia spraga yra Jeruzalėje naktimis šlovinimas. Na, aš sakau, gerai. Čia mano. Aš nesu tas žmogus, kuris naktį mėgsta nemiegoti. Sako, tai kaip norėtum, ar nuo 12 iki 3, ar nuo 3 iki 6? Sakau, davai nuo 3 iki 6. Aš gyvenau 2 minutės nuo tos vietos, kur šlovinimas vyksta, va, ten Sukat Halel tokia vieta, šlovinimo ir maldos namai, kur per langą matosi Alyvų kalnas, Šventyklos kalnas, Siono kalnas, atsiveria toks vaizdas. Ir aš ateidavau 3 nakties, aš šlovinu, nieko su manim nėra, aš vienas gėdu, po to jau pavargsti, gėdoti, balso stygos nusėda, eini kažkiek meldiesi, kalbom, ten ratais vaikštai ir po to kokį 5:30 atsisėsdavau taip kėdę, pasistatydavau prie lango, aš žiūriu į Jeruzalę, šlovinu viešpatį ir matau, kaip saulė pateka virš Jeruzalės. Ir tai buvo tokie ypatingi momentai, tokie kažkas tokio, ko negalėčiau apibūdinti žodžiais. Ir žinote, tada toks ir troškimas gimė, kad norėtųsi tai, kad Lietuvoje būtų. Bet supraskite, tai yra, jeigu tai būtų tie patys žmonės, kurie kiekvieną dieną ateina tam tikrų metų, tai turėtų būti 12 šlovinimo maldos lyderių. Kartais būna ne šlovinimas, o malda. Tai yra, bet kiekvieną dieną žmogus negalės. Dažniausiai tai yra taip, kad žmogus ten sutinka 2-3 kartus per savaitę ateiti patarnauti po 2 valandas, o kai kurie kartą per savaitę turi savo laiką. Tai vadinasi, turi būti apie kokį 30-40 žmonių, kurie yra įsipareigoję kiekvieną savaitę patarnauti. Aišku, Izraelyje yra daug paprasčiau, todėl kad atvažiuoja, tarkime, kažkokie žmonės ten mėnesiui, 2-3 mėnesiams šlovintojai daro jiems ten kažkokius mokymus ir jie tada prie tų šlovinimo namų jie tenais truputėlį ilgiau veikia. Galbūt ir mes tokią vietą pradėję galėtumėm kviesti tenais Biblijos mokyklų studentus, kurie turi atlikti kažkokią misiją, kažkokią praktiką, kviesti iš Amerikos šlovintojus ar iš kitų šalių, kurie galėtų pabūti, pagyventi galbūt. Bet principas toks, bet kokiu atveju turi būti visų pirma pajungtas Kristaus
žmogaus kūnas vietinis. O tada, Tadai, man teko sekmadienį klausytis, tu buvai mūsų bendruomenė ir dalinaisi apie žodžio skemens Lietuva, čia lietus lyja, kad tas dvasinis, alkis arba tas vanduo, jisai kaip dvasioje įsireiškia mūsų tautoje ir giesmėmis. Estai, Latviai ir Lietuviai mes turim tos renginius, Dainų šventės. Ko dabar tokia kritika į mūsų galbūt bendruomenės noriu, kad nes tu daugiau matai tą panoramą, tu turi didesnį. Ko trūksta mūsų bendruomenėm, kada atvyksti į svečius, ar šlovintai neturi užsidegimo, ar neturi pažinimo. Tu juk matai tą situaciją ateidamas su savo tokiu patepimu arba savo tą žinią. Ir matai, saliai trūksta, bendruomeniai trūksta, aš kalbu savikritiškai, nes mums kartais, kaip žmonėm, trūksta alyvų kalno, mums trūksta to saulėlydžio, mes mintimis norim įsivaizduoti, kad jeigu jau Jeruzalėje vyksta ir aš ten nuvyksiu, tai aš tai ir darysiu. Jeigu Dievas man pasakys, aš tai darysiu, kaip mums atsikratyti to, nes tu pavyzdys to užsidegimo. Bet ką tu matai, kodėl tai yra mūsų Lietuvoje? Nors turime tą pašaukimą, kaip tu mes dainuojam, mes dainininkai esame. O bendruomenės tokia akordas toks ir toks. Aš vienareikšmiškai šitą klausimą atsakyti negaliu. Galiu kažkokias savo įžvalgas pasakyti, bet galbūt tai nebus tas pilnas paveikslas ir galbūt aš kažkur suklysiu, bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Vienas dalykas, mes esame pripratę šiuolaikiniai modernūs krikščionys, esame pripratę prie video projektoriaus matyti giesmes ekrane ir kad mes dainuojame, dažną kartą giedame ne iš širdies, bet savo protu, nes matome tos žodžius ekrane. Dabar pasižiūrėkite, kada šita tradicija, šitos technologijos, jos buvo pradėtos naudoti? Visai neseniai. Tai galbūt skaičiuoja kelis dešimtmečius, kuomet į bažnyčią. Tai be abejo, tai yra didelė pagalba, tarkime, tikintiesiam, kurie nežino giesmės žodžių, bet iš kitos pusės galbūt ir kliuvinys. Todėl, kad tu bandai jau žiūrėti į tekstą, o ne tiesiog į viešpatį. Ir aš nemėgstu to scenarijaus, kokią giesmę, po kurios aš giedosiu. Nors kartais mane dėl to kritikuoja, bet man nepatinka. Ir aš jau eidamas į vieną bendruomenę tarnauti, čia ne per seniausiai galvojau, pasidarysiu šitą scenarijų. Vat kokias giesmes, nusiųsiu tuos tekstus ir jaučiu nedaryk. Ir aš nueinu ir aš suvokiu, kad toj bendruomenėje jinai yra daugiakalbė, ten yra lietuviai, tada yra anglakalbiai, tarkime, gal yra ir vokiečių, bet iš principo tie vokiečiai irgi supranta anglų, ir yra ukrainiečių, kurie nesupranta nei lietuvių, nei anglų. Ir šitoj vietoje aš pajutęs tą pulsą, aš stengiausi giedoti giesmes visom trim kalbom. Jeigu aš būčiau paėmęs scenarijų, viskas. Ir žinote, mes bendravom su tos bažnyčios lyderiu ir jisai sako, mes stengiamės pavyzdžiui angliškai ir lietuviškai tekstus ir giedam lietuviškai, bet anglai jie supranta tekstą. Okei, tu gali suprasti tekstą, bet kaip tu tada giedosi, tu negali, žinai. O ką tada daryti tiem ukrainiečiam, kurie nesupranta nei lietuvių, nei anglų, jie stovi, jie tiesiog klausosi gražios muzikos. Tai va šitas yra toks aspektas, kad mes turime būti jautrūs šventai dvasiai. Kitas dalykas, kai tu ateini į tą šlovinimą, kuomet tu esi atsakingas už 2 valandas, taip, 2 valandas. Tai tu nepiešk ten scenarijus, jeigu tave šventoji dvasia veda, jinai sugriaus tavo tą scenarijų anksčiau ir vėliau. Tu gali pasiruošti ten pirmas 3-4 giesmes, tam 2 valandų kontekste, bet toliau netgi yra labai toksai biblinis dalykas, jeigu neklystu, tai yra Apreiškimo 15 skyriuje, sako, jie dainavo, jie giedojo, Apreiškimo 15:3, sako, jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Mozės giesmė tai yra ta raidė, kažkokia giesmė, kur yra užrašyta, ta sena giesmė, bet avinėlio giesmė tai yra nauja giesmė, tai yra spontaniška giesmė. Ir kartais žmonės sako, aš nežinau, kaip giedoti spontanišką giesmę. Bet kartais tiesiog tu išgirsti kažkokį žodį
galbūt fiziškai maldoj, vat, brolis jisai ir sesė pasakė kažkokį žodį, arba kažkas išėjo ir dalinosi kažkokiu vat įžango ir tave palėtė tas žodis, arba kažkas išeina melstis ir maldoj, tu tada vat, to ypatingai tuose vat, kaip vadinama arfos ir taurės modelyje, tu kaip šlovintojas klausaisi, ką kalbės maldininkas. Tavo dvasinės ausis turi būti tiek atvertas, kad tu klausaisi ir tu išgirsti tą žodį ir tada tau pradeda kilti kažkokie spontaniški žodžiai. Man, pavyzdžiui, dažną kartą būna, atvažiuoju į kažkokį regioną ir Dievas kelia giesmes apie tą regioną. Pavyzdžiui, Klaipėda bus išgelbėta, taip sako šventoji dvasia. Klaipėda bus išgelbėta, čia šventosios dvasios uostas visada. Nu, kažkas tokio. Ir kartais, nu, čia tos 15 dienos, vat, kaip buvo... Pasiekmė. Bet esmė yra tokia, kad, nu, melskitės jautrumo šventai dvasiai, aš čia kalbu šlovintojams. Tiesiog prašykite Dievo ir gausite, sako, jeigu prašysite, tai ir gausi. Aš atsimenu, kažkada meldžiausi, tokį rašto vietą mačiau, kad, sako, jūs, Jėzus ten Jono Evangelijos jau pačiam gale, sako, jūs prašykite tėvą ir jisai jums duos. Ta prasme, to, ką prašote. Ir dėl ko jisai tai duoda? Tam, kad būtų pašlovintas jo sūnus. Ir aš pradėjau melstis, sakau, tėve, meldžiu tavęs, duok man giesmes, kuriomis būtų pašlovintas tavo sūnus. Ir pradėjo gimti giesmės. Ir kartais būdavo taip, kad tiesiog tarnavimo metu pradedi giedoti ir ateina nauja giesmė. Ir net galvo akordai kažkokie. Ir galvoju, ne, tai čia tik tai vat kažkokie ypatingi. Bet man to nenutiks. Ne, tu esi išskirtinis, tu esi ypatingas. Viešpats tave pašaukė garbinti jo sūnų ir jeigu tu prašysi, tu ir gausi. Tik tai proto tvirtovės, kurios vat, užgniaužia žmogų, jos neleidžia prasiveršti, bet aš tiesiog dabar greunu tas proto tvirtovės Jėzaus vardu ir sakau, ateina laisvė kurti naujas giesmes ir šlovinti viešpatį spontaniškai. Vat tau, kuris dabar žiūri šitą televizijos laidą, tau ateina tas patepimas spontaniškai šlovinti viešpatį. Kitas dalykas, mes 17 metais buvom suorganizavę tokią stovyklą Proveržis, pavadinam Proveržis, mes tikrai turėjom labai palaimintą laiką ir besirašant stovyklai šventoji dvasia davė tokį vat apreiškimą. Aš atsisėdau ir aš visą vakarą rinkau Biblijos eilutes, dėjau jas į A4 lapą, ten viena arba dvi Biblijos eilutės A4 lape. Pagrindė tai buvo psalmės, kažkas iš Naujojo testamento, galbūt iš laiškų, galbūt kažkokie Jėzaus žodžiai. Aš padariau va tokią krūvą, aš nežinau, 30, 40, 50 lapų ir buvo pas mus vat spontaniško šlovinimo pamoka, kurią rekomenduoju jūsų šlovinimo grupiai papraktikuoti. Bet aš paimdavau rašto vietą, aš ateinu prie muzikanto, kuris stovi prie klavišo arba prie gitaros ir aš jam rodau tą rašto vietą, taip? Ir jisai pradeda groti kažką. Ta prasme, tiesiog ant tos rašto vietos, taip? Ir tada šlovintojui tam giesmininkui duodu tą rašto vietą ir jisai turi pradėti giedoti va tą rašto vietą. Čia kaip rašto vietą, giedokite naują giesmę viešpačiui. Taip, giedokite. Aš manau, kad čia labai, mylimieji, geras praktinis patarimas iš tado išeiti iš tos nusistovėjusių komforto zonos ir nebijoti prasiveršti. Čia kalba tiek pat apie šlovintojus ir tie, kurie ateina šlovinti, nes mes dažnai papuolam, ta priežastis yra į tą sukurtą jau modelį, į tą dogmatiką, ai čia bus tą žinau, ai nu gal pagėdosiu, ai. Mes turim atsiminti ir tavo tą rašto vietą, pacituota, kad jisai ateina ten, kur yra garbinamas, jisai, ne? Jo buvimas. Ir aš pilnai tikiu, Tadai galiu visiems jums paliudyti per 15 dienos tą maldos ir šlovinimo renginį, aš irgi Dovydo palapinė, aš irgi jame sudalyvau ir nebuvau nuviltas, nors mano nusistatymo, ai galbūt truputį pabūsiu, kada tu esi pagautas tą, kurį tą patepimą atneša, nu tarkim Kristus, bet tie, kurie šlovino. Aš gavau du liudimus, du atsakymus ir netgi toj vietoj žmogus, kuris lankėsi su manim, jis gavo tą vadinamą sustiprinimą ir išgydymą nuo tos tokios
tos situacijos tiek kūne, tiek tose galbūt pesimizme, sakau, kaip dar tai toliau tęsti. Reiškia, mes galime pamatyti, kad šlovinimas sukuria sveiką atmosferą, kada nėra vadinamo to krikščioniško fanatizmo, kada tu iš tikrųjų dalyvauji šitam buvime, aš patyriau, kaip laikas greit bėga, kaip gera šlovinti ir būti kartu su tikinčiaisiais, tie, kurie šlovina ir garbina, nes tu apsisuki, tu matai tokius pat bendraminčius. Ir žmonės gauna, ką ne vieną kartą, ir Rolandas jau raštų yra ne vieną kartą sakęs, mes gaunam liudijimą per šlovinimą. Ir viena sesuo priėjo, tiesiog tai įvykis, kuris buvo 10 metų senumo, jin ateina ir prieš duonos laužymą, kada tu tada vedėjai, jinai priėjo prie manęs ir atsiprašė. Tai yra pagal žodį, sako, jeigu kas turi prieš brolį, tai ateina ir po to, ir tai buvo man pastiprinimas, kad tame buvime arba tame šlovinime įvyksta išgydymas, žodžio pažinimas ir garbinimas. Tie dalykai, tai šitoks kaip liudimas. Aš ką dar norėčiau pasakyti dėl to, grįžtant prie tos temos, būtent laisvės šlovinime bendruomenėse, taip? Vienas iš momentų tai yra, kad grąžinkime spontaniškumą. Grąžinkime spontaniškumą į šlovinimą ir kitas dalykas, neįrėminkime. Neįrėminkime šlovinimo, kad mes šlovinimui turime 20 minučių, 30 minučių. Ta prasme, tiesiog leiskime šlovinimo lyderiams patarnauti. Leiskime šlovintojams ateiti ir nuplauti kojas bendruomeniai, kad šventoji dvasia patarnautų. Ir man labai patiko, aš kai įtikėjau Londone, buvo taip, kad aš eidavau dar, lietuvių krikščionių bažnyčių Londone įtikėjau ir kartais eidavau į tą motininę bažnyčią Kensington Temple. Ir atėjau per sekmines ir tenais tikrai buvo labai stiprus šventosios dvasios išsiliejimas, tarnavimas. Ir išeina tas vyresnysis pastorius, jisai išeina ir sako, šiandien pamokslo nebus. Sako, toliau šlovinkime. Ir žinot, aš dabar noriu kreiptis į bažnyčių lyderius, į pastorius, į tarnautojus. Neįrėminkite tarnavimu. Jeigu jaučiate, kad dvasia veda kažkaip kitaip, negu jūs pasidarėte scenarijų, tegul taip ir būna. Ta prasme, jeigu turite gerą pamokslą, jisai niekur nepabėgs, galbūt kitą savaitę jis dar labiau subręs, bet jeigu šiandieną viešpats kažkaip nori pakoreguoti tarnavimą ir kad galbūt tai bus tik tai šlovinimas, tegul būna. Galbūt žodis koreguojasi ir jisai bus kitoks, tegul būna. Galbūt jaučiate, kad kažkas kitas turi pasidalinti žodžiu ar liudijimu, tegul būna. Ta žodis, kurį tu gavai ir jis yra geras žodis, jis tikrai niekur nepabėgs, bet jisai dar labiau prisirps tam kitam kartui. Bet šlovinimas jisai ten nebūna gesinamas. Aš atsimenu, buvau pakviestas vienoje konferencijoje pravesti šlovinimą ir sakau, kiek reikia, sako, 2 giesmės. Ir žinai, aš nežinau, aš net nepakilsiu tame, kaip man pakilti. Ir dažną kartą tada, žinai, žiūri, tuo jau tenais išeis tarnautojas, jisai paims mikrofoną ir toksai baimės jausmas. Bet kažkaip yra momentas toks, yra horizontalus šlovinimas, tuomet, kai mes giedame apie Dievą ir giedame koks jis nuostabus, koks jis didingas, ir yra vertikalus, kuomet mes giedame jam, grinai atiduodame jam visą šlovę, jam visą gyrių. Trečias momentas yra jau, kai yra toksai iš tėvo asmens pradedi giedoti, toksai pranašiškas, bet to aš neliesiu, to trečio varianto. Ir dažną kartą šlovintojai nesuvokia to skirtumo tarp horizontalaus ir vertikalaus. Ir jie gali giedoti horizontalų, įeiti vertikalų, grįžti į horizontalų. Netgi kai kurios giesmės, aš pavyzdžiui jas perdariau. Man nelogiška yra tai, kad tu pradedi giedoti posmelį vertikalų, o po tu priedainis yra horizontalus. Vat pavyzdys. Tu karalius, tu karalius, tu karalius esi. Čia yra vertikalus šlovinimas, vertikalus garbinimas, taip? O tada priedainis
į jį pakelkim savo širdis. Ta prasme, tu jau gėdi Dievui, o dabar nukreipi dėmesį nuo jo ir dabar sakai, pakelkim į jį širdis, vat pakelkim. Aš padariau taip, į tave mes keliam širdis, į tave keliu rankas. Ta prasme, kad aš kaip gėdojau jam, aš taip ir gėdosiu jam. Netgi esu tam tikrose šlovinimo tarnavimuose išgyvenęs tokį dalyką. Jau ateina šlovintojai į tokį Dievo intimumą, į tokį artumą atvedė bendruomenę, vat atrodo viskas, jau vat dangus atviras, mes garbiname jį ir po to pakeičiama vėl į horizontalų. Ir vat tas to dalyko neskirimas, jisai įneša truputėlį sumaišties ir nu, tu tiesiog trukdo ateiti ir atvesti vat, bendruomenę į tą gilesnį Dievo artumą. Tai tikrai ir ta Bobo Sordžo knyga, kalbant apie garbinimą, man atrodo, yra geras pagalbininkas šlovintojam. Tie, kurie skaito angliškai, tai aš manau, kad tos literatūros galima rasti labai daug, bet vat mano pastebėjimai šlovinime scenarijaus, griovimas scenarijaus dėl tekstų, tada jau tie, kurie tekstus išvedinėja, jie turi būti tokie, kurie gaudo ir netgi jeigu tu nežinai to teksto, išgirdai gėdą ten tą pačią eilutę, tai suvesk tą tekstą ir paleisk į ekraną. Kartais jie nežino, ką daryti ir nieko nerodo, bet kartais ir to nieko nerodimas yra labai geras. Tai va, bet iš principo šlovinimas jis yra toks vienijantis elementas, bet kalbant apie vienybę, ir mano požiūriu yra daug kitų aspektų, tik nežinau, kiek mes čia turime laiko, kad juos paliesti. Turime nedaug ir toks įtarimas, kad tada mums reikėtų ir kitai laidai stabdyti, bet tai turi nepavyks. Tai tikėsimės, kad tada čia tai nebus paskutinis mūsų susitikimas ir aš matau, kad mes tikrai turime daug temų, kurias tikrai galime giliai diskutuoti ir turbūt daugumą atveju sutikti su tavimi. Iš tiesų nuostabiai, tai ką aš išgirdau, aš tikrai pasižymėjau ir spontaniškumo brangėjai, šlovinimo laisvę. Tai turėjom, tikrai praktinius patarimus, tokius gerus, kaip pasakyti, brandžius, sakyčiau, drąsius, netgi įžulius savotiškai, nes tikrai daugelis bendruomenių turi savo regulas, turi tavo statutus, normas, laikus įsipaišę, ir tampa tokios, institucijos grinai, kur viskas pagal dienotvarkę, ar ne? Tadas jis ištransliavo, kaip ir mes su Rolandais, su mūsų žiūrovais šmaikštaujam, pasileido plaukus. Tikrai taip, nors nedaug čia tų plaukų, bet mes juos pasileidom ir šitoj laidoj ir laikas iš tikrųjų jau tirpsta. Aš čia mėgaujasi klausydamas. Bet tradicinį klausimą visiems svečiam mes užduodam, jisai yra tau palankus, nes tu iš tikrųjų jau ir atsakėjai į šitą klausimą, bet jis vis tiek turi būti užduotas tau, kaip kiekvienam. Tadai, tada klausimas, kaip tu supranti, Dievo karalystė prisiartino. Kas tai yra? Mes užduodam kiekvienam svečiui šitą klausimą. Šį kartą klausimas yra, kas tai yra, kaip jinai prisiartino Dievo karalystė. Iš to konteksto, apie ką tu kalbėjai, aš manau, visiems buvo aišku, bet tu pasakyk savo žodžiais, kas yra tau. Aš dar vieną tokią labai svarbią mintį pasakysiu, kad nepamirščiau kalbant apie šlovintojus. Tai visa tai, ką išvardinau, tai yra svarbu, bet svarbiausias dalykas yra asmeninis santykis su Jėzumi. Ta prasme, jeigu nebus to asmeninio santykio su Jėzumi, arba jeigu jisai bus nusilpęs, tai ir tu, jeigu neturėsi ką gauti, neturėsi ką ir duoti. Dabar kalbant apie Dievo karalystę prisiartino, aš apie šitą rašto vietą esu ir anksčiau mąstęs ir šito žodžiu sakė Jonas Krikštytojas, šito žodžiu sakė Jėzaus mokiniai, bet kai ateina Jėzus, jis sako, jeigu aš išvarau demonus Dievo pirštu, tai Dievo karalystė pas jūs tikrai atėjo. Ir tada jinai atėjo karaliaus asmenyje. Karaliaus asmenyje ateina Dievo karalystė, bet jeigu Dievo karalystė atėjo, jinai niekur neišėjo. Jinai per sekmines dar pasidaugina, aukštutiniam kambarį 120 mokinių gauna krikštą šventąja dvasia ir ta Dievo karalystė plečiasi. Tai va, Dievo karalystė jinai jau yra atėjusi. Jinai yra manyje, jinai yra tavyje ir kai jinai yra manyje ir tavyje, jinai yra atėjusi, jinai gali prisiartinti prie to, per mane ir tave, kuris dar nepažįsta Jėzaus. Tai va, tai būkime tie, kurie nešame Dievo karalystę ir tas asmeninis santykis su Jėzumi, kuo jisai bus stipresnis,
tuo tu daugiau turėsi ką duoti tam, kuris dar nepažįsta viešpaties ir kuris dar neatgimė į jo karalystę. Super. Labai išsamu. Jo, mes sakom, kad Dievo karalystė tai nėra vieta, tai yra būsena, nes Paulius sako, tai yra teisumas, tai yra ramybė, Amen. Tai yra džiaugsmas, tai yra dvasios vaisiai. Teisumas, ramybė, malonumas, susivaldymas, meilė, dorybė ir ten galim skaityti laiškę Galatams ar ne, 5 skyriui visos tos savybės ir vertybės. Tai ką, tikrai norime tau labai padėkoti už tai, kad praleidai čia, mums skiriai laiką, praleidai su mumis laiką ir tikrai gerų įžvalgų ir pamastymų palikai, manau, ne tik mums, bet ir žiūrovams, o ypatingai tie, kurie jaučia, o gal ir dabar pajaus tą pašaukimą šlovinti, vesti šlovinimo tarnavimą, galbūt net ir jungtis į šitą šlovinimo, sakyčiau, judėjimą Lietuvoje, apie kurį tu kalbėjai ir kurio aš lygiai taip pat galėčiau tau paantrinti ir trokštų ir svajoju jo tokio, kada visos bendruomenės, atmetus visus savo skirtingumus ir mokymus, jungsis į šlovinimą. Kaip sakoma, mes skirtingi, bet vieningi. Ir iš to žmonės pažins Kristų. Ne mumis, bet Kristų ir jo charakterio savybės per kiekvieną iš mūsų, kasdienį mūsų gyvenime. Taigi aš atsisveikinu su jumis, brangieji, kaip Arvydas, nežinau, gal mes jį paliksime dar. Ačiū visiems, kurie sudalyvavot mūsų laidoje ir nebijokite pradėti darbus nuo labai mažų sprendimų. Būkite palaiminti, būkite padrasinti, sudie brangieji, iki susimatymo. Ačiū labai, kad galėjau šiandieną čia būti. Tiem, kurie yra įdomus Dovydo palapinės renginiai, būtinai apsilankykite interneto svetainėje dievovaikai.lt bei Facebooko puslapyje Dievo vaikai. Ir mes judame dabar į Suvalkų koridorių, o toliau tikiu, kad Dovydo palapinė judės iš miesto į miestą. Padrasinkime ir paprašykime jungtis maldoje. Tie, kurie negali atvykti fiziškai, tai tikrai brandžius krikščionis mes tikrai jau minėjom, raginam ir drąsinam tikrai išstoti maldoje, budėti maldoje ir užtarti. Ir tokiu būdu, kaip sakoma, kaip tose puolimuose, gynybiniai ir puoliminiai yra flangai, tai būti va šituo palaikymo, maldos palaikymo flangu. Taigi, sudie brangieji, iki susimatymo. Sudie dar kartą. Sudie, šalom.